projektą pristato Mita. Visi žinome, kaip atrodo konservuotos daržovės. Dažniausiai tai būna stiklinis indas, jame yra daržovės, jos plaukioja konservavimo skystyje. Žmogaus galva yra visai kaip šis stiklainis. Turime kaukolės dėžutę, dėžutė yra smegenys, jas gaubia smegenų skystis. Šios skysčio spaudimą žinoti yra gyvybiškai svarbu. Kodėl? Galvospaudis yra vienas iš svarbiausių fiziologinių organizmo parametrų. Arterinis kraujospūdis ir galvospaudis. Tai turbūt jų reikšmė yra vienoda. Jie yra lygiaverčiai pagal savo svarbą. Jeigu smegenys tinsta, tas tai vadinamas galvospaudis didėja ir kur čia yra pavojai organizmui. Didėjant galvospaudžiui, tinstant smegenims, užsispaudžia veninė kraujotaka. Kitaip tariant, kraujas negali nutekėti iš smegenų. Ir natūralu sutrinka neuronų maitinimas, o neuronų mirtis tai yra jau smegenų sužeidimas insultas. Taigi smegenų skystis. Jeigu jo per daug, jeigu jis cirkuliuoja kaip nors neteisingai, negerai ir žmogui gresia rimtos nelaimės, jį gali ištikti insultas ar net paralyžius. Dėl to gyvybiškai būtina jį matuoti, tą spaudimą. Kaip tai padaryti? Mėginame savo įprastomis priemonėmis. Visi žinome įprastą kraujospūdžio matuoklį. Akivaizdu, kad šis prietaisas mums netinka. Tai ką daryti? Daugybė dešimtmečių bendrovės, valstybinės institucijos, kuriams tai svarbu, atskiros mokslininkų komandos įvairiuose universitetuose bandė sukurti neinvazinį galvospaudžio matuoklį. Nes vienintelė alternatyva yra išgręžti kaukolę skylutę ir įsmeigti į smegenis slėgio jutiklių. Ir tokios technologijos invazinės ir šiandien naudojamos gana plačiai neurochirurginiai reanimacijai, specifiniai situacijoje, kada žmogus yra koma, kada jis yra mechaniškai ventiliuojamas, kada jis turi galvos traumą. Kiekvienoje neurochirurginėje reanimacijos palatoje, kur naudojama invazinė technologija, yra rizika, yra skylių gręžiojimas kaukoliai. Kas norėtų savo norų prasigręžti tokią skylutę? Ne, inkilo iš mano galvos mes nedarysime. Tačiau galvospaudį matuoti yra gyvybiškai svarbu. Lietuvos inovatoriai sugalvojo svarstyklės. Mes naudojame tai vadinamą arterioftalmiką, kuri jungia smegenis su akies obuoliu. Mūsų sukurta technika, specialus dvigubo gylio doplerinis ultragarsinis kraujotakos matuoklis šitam kraujo inde leidžia realizuoti tas svarstyklės, leidžia subalansuoti tos slėgius, vieną pridėtą prie akies, kitą galvospaudį. Ir daugybė klinikinių tyrimų įvairiose valstybėse, ir Jungtinėse valstijose, ir Europos valstybėse, pirmiausia Lietuvoje, parodė, kad mes pasiekėm reikiamą tikslumą, reikiamą preciziškumą. Ir mūsų prietaisas taip pat, kaip ir neinvazinis arterinio kraujospūdžio matuoklis, tinka bet kam. Akies obuolys, lęšiukas, nervų ir kraujagyslių raizginys, pro kurį akis yra valdoma ir pro kurį maitinama. Lietuviai sugalvojo, kad slėgį reikia matuoti būtent šioje vietoje, pamatavus palyginti su slėgiu likusioje kūno dalyje ir padaryti išvadas. Slėgį kaukolės dėžutėje išmatuoti mėginta daugelįje šalių, tam buvo išleistos milijoninės sumos. Tačiau deramą metodą rado ir rezultatą pasiekė tik lietuviai. NASA mūsų rado, ieškojo visam pasauliu, kur yra kažkokia tai galimybė matuoti neinvazyviai galvospaudį, rado tik pas mus. Taikymas sritys yra aerokosminė medicina, sporto medicina, visa neurologija. Aibė chirurginio operacijų sukelia smegenų pažeidimus, taigi smegenų apsauga chirurgijos metu. Oftalmologija, mes puikiausiai dirbam su glaukomos problema. Reiškia, mūsų taikymo vieta yra ten, kur būtina matuoti galvospaudį, būtina diagnozuoti galvospaudį, būtina gydyti pacientus taip, kad galvospaudis būtų valdomas ir būtina gydymo procesą stebėti, o nėra priemonių. Mes einam ten, kur yra tuščia. Todėl tai yra radikali inovacija, kuri atidaro naują globalios rinkos nišą. O tos nišos potencialas yra milžiniškas, jis matuojamas milijardais bet kurią valiutą. Mes konkurentų neturime. Tuoj pat kita lietuviška inovacija medicinos srityje. Ji padės mums gydyti, sveikti, stiprėti. Baltymai. Ką jie veikia mano organizme?
Mūsų organizmas sudarytas iš įvairių dalelių. Viena svarbiausių jų būtinų kaip namui betonas – baltymai. Tai iš šių stambių molekulinių junginių suformuoti mūsų kūno ląstelių audinių griaučiai. Jei baltymų nebūtų mūsų. Ligai įsibrovusi kūną organizmas netenka baltymų arba liga juos pažeidžia. Pirmiausia, reikia suprasti, ką liga daro mūsų organizme. Kol ligos nėra, mūsų organizmas pats pasigamina visą, ko jam reikia. Kada liga atsiranda, mūsų organizmas kai kurių baltymų pasigaminti nebegali. Tada jų reikia įleisti iš išorės. Paimsiu tokį labai paprastą ligos modelį kaip diabetas. Kada, sakykime, žmogus susirga, jo ląstelės nustoja, kepenų ląstelės nustoja gaminti insuliną. Tokiu būdu visi angliavandeniai, kurie patenka su maistu į mūsų organizmą, jie nėra pasisavinami. Ir žmogus dėja per kažkiek metų jisai tiesiog miršta. Žmogus sergantis diabetu, jisai, galvoja, aš valgysiu tą, jisai automatiškai susileidžia insuliną su švirkštu, su kažkokia kito reiškia įranga. Ir tokiu būdu jisai gali tuos angliavandenius suvalgyti, tačiau vėlgi susileidžia atitinkamą kiekį, bet jisai negali pareguliuoti, nes jisai galbūt tuoj pat vėl norės arba dar kažką valgys. Mes esame visiškai priklausomi nuo tos injekcijos, tačiau jeigu mes turime, tarkime, insuliną, kuris yra ilgo veikimo, tarkim, jis yra kažkaip modifikuotas, kad jisai gali cirkuliuoti organizme ilgą laiką, tai tos injekcijos tiek dažnai nereikia. Mes tada galime įleisti tą baltymą, jisai ilgai ten dirba savo darbą ir jisai pasišalina, kada jau žaidėja pasibaigė jo gyvenimo laikas. Iki šiol naudoti pirmos kartos vaistai organizme veikia trumpai, todėl jos reikėjo leistis dažnai, o tai yra nepatogu ir didina infekcijų riziką. Pirmos kartos baltymai buvo maži. Jie patekę į organizmą atlikdavo savo darbą ir gana greitai nukeliaudavo iki inkstų. Inkstai tai toks membranas su skylutėmis. Ir patekę į inkstus, tie vaistukai labai greitai pasišalindavo. Mūsų mokslininkai sukūrė antros kartos biologinį vaistą. Jo baltymas yra gerokai didesnis negu pirmos. Dėl šios priežasties kiaurai inkstų membraną jis praeiti jau nebegali, dėl to lieka organizme ir savo darbą atlieka daug ilgiau negu pirmos kartos preparatas. Mes pamatėm, kad iš tikrųjų tai, kas yra dabar, sakykime, kokios yra technologijos, kaip pailginami baltymų gyvavimo laikas, tai jos yra tokios, aš turbūt toksai negražus reiškimas, jos yra labai gremėzdiškos. Tarsi, jos yra labai nelankščios, neelegantiškos. Paimamas baltymas, tas, kuris natūraliai yra mūsų organizme, jisai prie jo prikabinama kažkokia sandara ir jis taip tokiu būdu padidinama jo masė. Organizme tie baltymai su prikabintais nebiologiniais dariniais, jie kaupiasi inkstuose, kaupiasi makrofagose, jie sunkiai pašalinami. Žodžiu, yra aibė pašalinių reiškinių, kuriuos mes matėme, kad reikia apeiti. Lietuvos mokslininkų inovacija yra ta, kad naujai sukurtas baltymas yra netoks griozdiškas, tačiau reikiamo dydžio, jis yra lankstus, judrus, lengvai nukeliauja ten, kur reikia ir atlieka tą darbą, kokį reikia. Maža to, jis tai daro daug ilgiau negu anksčiau sukurti preparatai. Yra tokia liga – bakterinė vaginozė. Tai yra ginekologinis susirgimas, kuris kamuoja pagal įvairius šaltinius nuo 30 iki 50% moterų ir ypatingai pavojingas yra nėščiosioms. Organizme esančios gerosios bakterijos išstumiamos ir patogeninės bakterijos padaro tokią kaip plėvelę. Žodžiu, užsisėja patogeninėmis bakterijomis, jos sukimba tarpusavyje, padaro standžią plėvelę ir antibiotikai jie arba nepatenka, arba patenka labai limituotai ir jie tiesiog po kurio laiko vėl viskas atsinaujina. Mes identifikavom tose bakterijose esantį toksiną ir kitų bakterijų esančius toksinus ir būtent su savo technologija galėjom tuos du neutralizuojančius antitoksinus sujungti tarpusavyje taip, kad jie labai efektyviai veikia tiek vienas, tiek kitas bakterijas, kurios yra pagrindiniai būtent tos ligos sukėlėjai. Dar viena mūsų lietuvių mokslininkų inovacija yra ta, kad jie sukūrė jungtuką, tiltelį, kuris gali sujungti du baltymus į vieną visumą. Taip laimimi keli dalykai. Pirmiausiai, padidėja bendro junginio masė ir tūris. Dėl to jisai nebegali prasmukti pro inkstų filtrą ir lieka organizme. Antra, jis yra lankstus ir nukeliavęs iki ląstelės receptoriaus apsikabina jį ir atlieka savo darbą.
Lietuvos verslininkai inovatoriai gali padėti valdyti pavojingą ligą ne tik beveik milijonui Lietuvos, tačiau kai vaistas bus patvirtintas ir milijardams viso pasaulio moterų. Ši elegantiška asmeniškai motyvuotų lietuvių sukurta baltymų sujungimo inovacija padės kovojantiems su sunkiomis akių ir net vėžinėmis lygomis. Teko palaidoti žmoną grinai dėl krūties vėžio. Tais laikais tokių vaistinių preparatų, kokius mes turim dabar, nebuvo. Visas žinias, viską aukojau, kad tas vaistas išeitų į pasaulį, kadangi, žinau, ką tai reiškia. Po chemoterapijos, reiškia, imuninė sistema labai susilpnėjus, tada ligonį puola visokios infekcijos. Prasideda uždegiminiai procesai ir panašiai. Tai tam, kad išvengtume šitokių drastiškų, nepageidaujamų dalykų, reikia naudoti tos vaistus, kurie tą imuninę sistemą atstato. Ir pavyzdžiui, mūsų tas promerinis GCSF-as tokią funkciją ir atlieka, tarkim, po 5 dienų jau ten jisai pilnai atstato neutrofilų absoliutų skaičių iki reikiamų lygio. Mūsų privalumas vėlgi yra tame, kad nereikia to vaisto naudoti kiekvieną dieną, tarkim, 5 dienų bėgy. Užtenka panaudoti vieną injekciją ir jinai 5 dienas atliks savo reikalingą darbą. Kada nueini į vaistinę ir kai matai, kad šalia žmogus perka tą vaistą, kurį mes sukūrėm, kuris buvo pagamintas mūsų laboratorijose, mūsų įmonėje, tai tu suvoki, kad tos, sakykime, mokslinės ambicijos, ką mes laboratorijoje bandome įgyvendinti, tai duoda realiai žmonėms naudą. Tai jausmas yra nepakartojamas. Šitas konkrečiai daiktas jau atkentėjo kokius 3-4 tūkstančius kilometrų. Mes pabuvome jau ir Portugalijoje, ir Italijoje, pabuvome Europos čempionate orientacinio sporto, pabuvome Italijoje, davėmės per kalnus. Jeigu įsivaizduot kaip orientacinis sportas, tai reiškia jokių kelių, jokių nieko, išskyrus kažkoks tai, tarkim, prastas keliukas yra. Ir tai šitas daiktas jau pamatė ir akmenų, ir kalnų, ir vėl nežinau dar ko. Jūsų ekrane besišypsantis ir gera nuotaika be energiją žaižaruojantis Šarūnas neįgaliu tapo po šuolio žemyn galvą į vandenį. Vos liko gyvas. Draugams ištraukus į krantą paaiškėjo – lūžo stuburas. Vėliau gydytojai konstatavo suparalyžiuotą net 90% kūno. Didelėmis valios pastangomis ir atkaklių ilgamečio treniruočių dėka vyras susigrąžino viršutinės kūno dalies judrumą. Taip yra dabar, tačiau iškart po nelaimės Šarūno nuotaika buvo visiškai kitokia. Jaučiausi labai blogai dėl to, kad tik tada aš supratau, kaip yra svarbu būti sveikam. Tik tada supratau, kaip yra gera vaikščioti. Tik tada supratau, kaip yra gera jausti žemę po kojomis. Ir tada aš supratau, kad, dėja, bet esi nebe toks. Esi truputėlį kitoks, nors ir tavo smegenis tau sako, kad, tu nepasikeitėjai, tu vis dar toksai pat, tu nepasenai per vieną dieną, bet tavo fiziologija pasikeitė. Aš labai mėgstu tokį pavyzdį, kad gamtoje, jeigu gyvūnas yra paliegęs, jisai atsiskiria nuo bandos, nuo tos visos bendrijos ir leidžia savo turbūt kažkur vienatvėje numirti. Tai turbūt tas momentas ir ateina, tas turbūt jausmas arba ta fiziologija ateina ir žmogui į kažkur taip giliai iš pasąmonės, nes tiek mes kažkaip taip panašus į gyvūnus. Ir tas noras atsiskirti nuo visuomenės, nuo tos socialinės aplinkos tikrai buvo. Jisai tęsiasi maždaug 5 metus. Tai yra 5 metus aš gyvenau panašiai 24 kvadratuose
Nei saulytės, nei vėjelio, nieko nenorėjau matyti, nei žmonių veidų. Stiprus labai jausmas yra savęs gailėjimas. Tai yra save gaili, kodėl man, kodėl aš, kodėl man taip atsitiko, visokios mintis. Ir kai tu suvoki šitą dalyką, tu supranti, kad jeigu tu pasiliksi toje pačioje fazėje arba toje pačioje būsenoje, tokioje pačioje būklėje, tai tu tapsi našta. Ir kai tu tapsi našta, reiškia, tu nemylėsi savo artimųjų. Tu nutrauksi pačią stipriausią grandinę, tai yra nutrauksi šeimos grandinę. Ir šita mintis turbūt jinai laimėjo kažkuriam tai etape. Ir aš suvokiau, kad aš noriu šiek tiek nepriklausomybės ir labai daug padėti savo artimiems žmonėms, kad nebūčiau jiems kažkoks tai papildomas svoris. Supratimas, kad nori būti laisvu, kad nori būti gyvu, reiškia savim pasirūpinančių žmogumi, Šarūną pastumėjo į likimo jo keliį supiltą kalną. Šarūnas visa jėga kybo į gyvenimą, stengėsi daug bendrauti, keliauti ir kartą kelionėje į Ispaniją jam galvon šovė mintis. Dažnai stažuojuos Barcelonoje. Barcelona yra toks šlaitinis miestas. Ir viskas gerai, jeigu tau reikia nuo kalno važiuoti kažkur taip, bet jeigu tau reikia atgal į kalną, į universitetą, tai praktiškai gali spjauti visus plaučius. Žmona mano yra leknutė, mažutė, man gaila jos pasidarė. Gaila, kad jinai tokį jautį turi stumti, nes aš tikrai neturiu tiek jėgos, kad važiuoti į kažkokį puskalbį. Ir tada mes abudu pradėjom diskutuoti, velnas, yra kažkokios tai būdai, kad mane kažkas stumtų. Technologija yra pagaliau. Žmogiškai mes tai spręsdavom su taksi, sėsdavom į taksį ir nuvažiuodavom. Bet iš ten ir gimė ta mintis, kad galėtų kažkas mane stumti. Aš atvykęs į miestą galiu pamatyti 7,5 kilometro. Tai tiek parodė mūsų tyrimas, kiek per parą laiko vidutiniškai nuvažiuoja neįgalus žmogus savo rankomis. Tai jeigu jūs įsivaizduotumėte, reiškia 7,5 kilometro, tai nuo viešbučio reiškia 3,5 pirmin ir 3,5 atgal kilometro. Ką žmogus gali pamatyti nuvykęs į kažkokį tai puikų gotišką miestą, kuriame yra blogas grindinys, 3,5 kilometrų. Vieną objektą, 2 objektų. Gerai, galbūt pamatys dar aplinkui kažkokį tai gražų vaizdą, gali būti. Bet tik tai tiek. Kai aš užsidedu EcoWillPowerį, skirtumas pasidaro kartais. Tai reiškia, aš galiu nuvažiuoti 20 kilometrų. Negalia sukaušiusi vyro kūną tapo ir įkvėpimo šaltiniu. Vietoje nenustykstantis Šarūnas dabar vadinamas inovatoriumi. Prie neįgaliojo vežimėlio tvirtinamo unikalaus elektrinio ratuko autoriumi. Tikslas yra kažkada, kad jisai sulūžtų ir kuri vieta sulūžta, reiškia pati silpniausia, reiškia tą reikia tobulinti, žiūrėti, naujinti, optimizuoti. Tai va, o dabar galim pabandyti biškį pralėkti, ne? Kad biškį neteisingai pravažiuoti, tai gal neužpyks savivaldybė. Bet aš galiu ir po žalytę pasivažinėti. Dar gal neužpyks, kad ir po miškelį pasivažinėsiu. Pakankamai didelė įkalnė, kad aš rankomis savo galėčiau į jį važiuoti, bet aš turiu EcoWillPowerį. Ir aš labai norėdamas pamatyti jūs, kuo arčiau, aš galiu šitą dalyką, tai yra išnaudoti maksimum savo energijos, maksimum į kalną galios ir aš jau esu šalia jūsų. Tai yra puikiai proga pabandyti, net ašaros ištriško navyje. Šarūno sukurtas EcoWillPower ne tik unikalus tuo, kad tvirtinamas prie standartinio neįgaliojo vežimėlio, jis patogus ne tik dėl patentuoto priekinio vežimėlio ratuko pakelimo sprendimo užtikrinančio galimybę įveikti įvairiausias kliūtis, tačiau ir dėl ypač greito įkrovimo. Jisai turi galimybę momentiškai pasikrauti. Tai yra momentiškai iki 80% per 45 minutės. Telefono pakrovėją jūs nešiojatės. Tai turėsite dar vieną EcoWillPower pakrovėją savo tašelį. Jisai yra mažas, kompaktiškas, visiškai nedidukas. Pakrovėjas, pakrauna, valgėt pietus, turite 80% pakrautą vežimėlį, kas reiškia, kad
apie 14-15 km vėl galite važiuoti nuo tos vietos. Kaip matote, Šarūnas yra verslininkas, UAB Vidulus vadovas. Inovatorius vadovauja įmoniai, kuri užsiima, turbūt nesunku atspėti kuo. Jį gamina ir pardavinėja elektroninį ratuką, iš esmės praplečianti prie neįgalio vežimėlio prikaustyto žmogaus keliavimo ir bendravimo erdves. Negalia apribojo Šarūno kūno galimybės, tačiau nesugebėjo atimti šio troškimo padėti savo ir kitiems. Tas produktas yra labai perspektyvus ir greitoje arba netolimoje ateityje mes tapsime iš principo stipriai eksportuojantį įmonę, vien dėl to, kad Lietuva yra maža rinka. Ir tas noras būti nepriklausomu mane verčia mąstyti. Ar aš esu laimingas? Taip. Taip, aš turiu šiandieną galimybę būti laisvu. Aš turiu galimybę nevaržomai bendrauti su aplinkiniais, su draugais, su šeima. Turėjau kažkada tai senai galimybę susikurti šeimą, kurią susikūręs ir po šiai dienai, reiškia, gyvename labai laimingai. Turiu galimybę kurti ir galvoju, kad tas žmogaus būdas yra toksai, kad jeigu tu jautiesi reikalingas arba naudingas, tada tu supranti, kad kažkuriam etape tu turi duoti, ne vien tik tai imti. Žvelgiant iš šalies, tos inovacijos dažnai atrodo klaikiai sudėtingas dalykas ir nuo gyvenimo gerokai atitrūkęs. Tačiau iš tiesų jos neša naudos ne tik tai pačių inovacijų kūrėjams. Jos daro mūsų gyvenimą patogesnį, gražesnį, sveikesnį, o mūsų artimuosius daro laimingesnius. Ačiū kolega už pagalbą ir sudie. Laida parengta bendradarbiaujant su Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra ir finansuojama Europos regioninio plėtros fondo lėšomis.